Kaip pasidaryti lentynas savo garažui arba sandėliukui papigam. Taigi nusipirkom obliuotus C24 eglės tašus ir rozdo plokštės. Šias plokštės susibraižome po metrą ir susipjaustome. Taip pat susibraižome ir susipjaustome skirtingą ilgio eglės tašus, kurie bus vertikalūs, horizontalūs ir kaladėlėmis. Čia turime savo tuščią sandėliuką, kur pradėsime žymėtis norimus lentyno aukščius. Prasigręžiam tašus, kurie bus tvirtinami prie sienos. Ir čia puikus pavyzdys, kaip varžtas dedasi į tašą ir kaip iš abiejų pusių tas tašas bus tvirtinamas būtent prie sienos. Pasižymim kaladėlės vietą ir prisigręžiam ir jį padės ant vertikalaus tašo mum matuoti lentynos aukščius. Pasidedam tašą ant kaladėlės ir sienoje prasigręžiam skyles. Įsikišam dubelius ir prisitvirtinam visus tašus prie sienos. Štai taip atrodo mūsų 2 aukštų lentynų pagrindai. Tai dabar būtent paimsim abi 2 USB plokštės ir šitas 2 plokštės prisitvirtinsim iš 4 pusių prie pagrindo. Įmam vertikalų tašą, kuris padės sutvirtinti tarpą tarp mūsų plokščių. Kaip pavyzdys, kaladėlę suspaudžiame prie tašo vertikalaus susispaudėjų ir su medsraigčiu pritvirtinam kaladėlę prie tašo. Kiekvieną liniją vertikalių tašų iš vidaus pritvirtinsim tam, kad neklibėtų su horizontaliu tašu. O štai rezultatas. Turim lentynas, už kurias sumokėjom 90 € už medžiagas. Tai parašyk komentarą, kaip tau šitas lentynos. Ir ant galo kokybės testas.